Sveiki! Šį kartą parašiau pakankamai trumpą, tačiau intensyvę kalanetikos treniruotę. Na kągi, pradėsime. Pastatykime pėdas tiesiai po klubais, pėdos prispaustos tvirtai, tiek pirštai, tiek kulnai. Porą gilių įkvėpimo, pilvas suspaustas, rankos kyla aukštyn. Iškvėpiam žemyn. Dar du kartai. Ir paskutinis kartas. Išsitempiam šiek tiek labiau vieną šoną, ištempkim kitą. Dar vieną kartą vieną šoną, kitą. Rankas nuleiskim, sunerkime už nugaros ir atveskime pečius, sujunkime mentis, pasilenkime žemyn. Jeigu norisi kelius, sulenkiam, rankas kyla į viršų, galva, pečiais vyra žemyn. Paleidžiam rankas ir nuo juosmens vienas lankstelį po kito nugarą patiesime. Rankas padėkime ant juosmens ir galva. Vieną pusę. Laisvas gilus kvėpavimas. Ir į kitą pusę. Per daug atgal galvos netloškim, kad kaklas nesusilaužtų. Gerai, sugrįžtame. Pečiai ratu, keletą intensyvių ratų atgal. Pečiai į priekį. Gerai, suneriam delnus, sukabiname pirštus ir pasukam riešus į vieną pusę. Pasukam kitą. Patempiam tolyn nuo savęs, lenkiam kelius ir nugarą išgaubiam. Įkvepiam, pasitiesinam. Vėl lenkiam kelius, nugarą pali. Įkvepiam, išsidėsiam dar du. Ir paskutinis. Nuleiskime rankas žemyn. Padėkime ant juosmens. Suvedam kulnus, atidarom. Suvedam, atidarom. Dar porą kartų. Dabar suvedam, pasistėliam, paspaudžiam žemyn, pastatom. Turim pajausti, kaip prasitempia pėdą. Ant kuo aukštesnių puspirščių pastatom kojas. 3, 2, 1. Pastatykime koją šiek tiek plačiau, pirštai pasukti į šonus ir lenkim dešinę koją. Grįžtam. Dar 3 kartai ir grįžtam. Lengvas pratempimas, lengvai įsijungia raumenis. Dar kartą. Apkeičiam į kairę pusę, grįžtam. Kvėpuokime. Dar vienas kartas. Ir grįžkime. Suveskime kojas vėl iki lubų plotį. Porą paskutinių įkvėpimų. Rankos kyla aukštyn. Ir paskutinis. Gerai, atsistojame plačiai, pėdų pirštus pasukam į šonus, rankos ant juosmens, lenkiam kelius, keliai atsiveria į šonus, nesuvažiuoja į vidų, kiek išeina, atveriam, pastumam dubenį į priekį, nugarą ties juosmenį pasitiesime, kairė ranka lieka ant juosmens, dešinę keliam į viršų, išsitempiam visas dešinys šonas, dar kartelį įkvėpkim ir nejudindami klubų, ypatingai dešinio, kiek pasiekiam, pasitempiam tolyn į kairę. Kairę ranką galim atsiremti šlaunį ir prijungiam sprogliavimą. Tolyn, tolyn, tolyn. Dabar stebėkim, kad abu klubai liktų tam pačiam aukštį, kad kojos liktų abi sulenktos ir abu klubai, keliai liktų pasukti į priekį. Ir tolyn, tolyn, tolyn. Iš pradžių pasiekiam patį sunkiausią tašką. Kai jaučiam, kad toliau nebegalim pasiekti, tada prijungiam sprogliavimą. Kaklas atpalaiduotas. Jeigu reikia, visada šiek tiek galim jį atpalaiduoti, lengvai papurtydami galvą į šonus. Gerai, 20 sekundžių. Jeigu norim pasisunkinti, delnas į delną. Ir kvėpuojam. Abi pėdos prispaustos, abi klubai viename aukštyje. 15. Laisvas, gilus kvėpavimas. Laikom. 10. Lenkiam šiek tiek kojas labiau, sėkmės leidžiam žemiau. Gerai. 3, 2, 1. Dešinę koją tiesiam per apačią, leidžiame žemyn. Rankos priekį, šiek tiek pabūnam, lenkim vieną koją, lenkim kitą. Grąžinkim vieną ranką šlaunies, kitą. Pakylam. Pakartosim kitą pusę. Vėl pėdos pastatytos, pasuktos tiesiai, kelius sulenkiam, keliai atsiveria į šonus, dubenį, pastumiam pirmyn, pilvą suspaudžiam. Dešinė ranka ant juosmens, kairė keliam į viršų, visas šoną ištempiam. Ir nepakeldami aukštyn kairio klubo su iškvėpimu,
visą kairį šoną ištempiam. Dešinė ranka gali būti ant šlaunies. Jeigu norite, galite iš karto sudėti abi rankas kartu. Pasiekiam iš pradžių sunkiausią tašką ir tame taške spiruokliuojam. Pagrindinis darbas tenka mūsų šoniniams pilvo raumenims. Ne ranka pirmyn atgal juda, ne kojas lenkiasi aukštyn, žemyn, tačiau mūsų šonas tolyn, tolyn. Galime dešinę ranką padėti ant kairo šono ir jausti, kokie tvirti įsitempę yra mūsų šoniniai pilvo raumenys. Kvėpuokim, ranka tiesi virš galvos. Gerai, abu klubai lieka viename aukštyje, nepasvyram labiau į dešinę pusę paskutinės 20 sekundžių. Kas nori, prijungia abi rankas. Stebėkim, kad abu keliai, abu klubai liktų pasukti į priekį, kad mes patys nepasisuktumėm šonu. 15. Pilvas suspaustas, laikom. Bandom prijungti abi rankas, jeigu reikia, žinoma, visada galite vieną ranką atsiremti. 4, 3, 2, 1. Tiesiam kairę koją per dešinę leidžiame žemyn. Delnai į priekį, kojas pasukam tiesiai, pėdas pirštų ir kulnai vienoje linijoje. Sėdimės atgal, kas gali lenkia alkūnes. Kam reikia rankos tiesios, vedamės į priekį ir tiesinam nugarą. Kelias akimirkas pabūname. Kylame į viršų. Pasukam kampu dešinę pėdą. Koja tiesi, keliaukime kiek įmanoma tiesia nugarą prie dešinės kojos. Rankų šonas įkvėpkime, išilginam nugarą ir su iškvėpimu spaudžiam žemyn pilvą, krūtinę ir kaktą. Pabūkim kelias akimirkas, stengiamės koją išlaikyti tiesę, tiek dešinę, tiek kairę. Grįžtame, delnais keliaujame į centrą, dešinę pėdą pasukam tiesiai, kampu pasukam kairę. Įkvėpiam, nugarą tiesi ir su iškvėpimu lenkiame žemyn. Dar porą kartų giliai įkvėpiam su iškvėpimu šiek tiek dar pagilinam tempimą. Ir kylame. Grįžtame į centrą, pėdą suvedam į klubų plotį. Lenkiam kelius, nuojasmens vienas lankstelį po kito, nugarą patiesime. Pasisukim šonu, pėdas lieka pečių, klubų plotį, lenkiam kelius, kyla pečiai viršų, vedam juos atgal ir vėl nuleidžiam. Delnus pasukam aukštyn ir kiek išeina pakeliam. Dubenį pastumėm į priekį, visą nugarą. Ties juosmeniu pasitiesime ir prijungiam spiruokliavimą delnais. Kvėpuojam, kaklas ilgas. Iš pradžių pasiekiam patį sunkiausią tašką. Dar šiek tiek į viršų. Po pusės minutės truputėlį pakeisim spiruokliavimo kryptį. Laikant pilvą suspaustą, kaklą ilgą ir intensyvus. Judesiai delnais yra priešais pačiame aukščiausiame taške. 15 sekundžių ir tuoj pakeisim. Pilvas suspaustas, neišvieskim nugaros, pastumkim dubenį pirmyn. Gerai, o dabar delnas į delną. Vėl išlaikom, kiek galim aukštai pakeltus. Ir delnas į delną. Kvėpuojam 20 sekundžių. Pabandom pabaigai paintensyvinti. Delnas į delną. 15. Ir laikom, nebespiruokliuojam, laikom aukščiausiam taške. Kvėpuojam, kaklas ilgas, viršugalvių tempiamės aukštyn, delnai vos. 3, 2, 1. Leidžiame žemyn, išgaubę nugarą kelis kartus, iš šonus pasiūbuojam, tegul rankos atsipalaiduoja. Grįžtame į centrą ir sunerkim rankas. Tegul jos kyla į viršų ir svyra žemyn, galva taip pat. Gilus įkvėpimas, rankas paleidžiam, kelius lenkiam ir nuojasmens pasitiesim. Atsisukime vėl priekiu, pastatom pėdas pasuktas į šonus, keliai atidaryti ir keletas įtupstų. Kiek žemai galim, tiek ir lenkiamės. Dabar, kai lenkiam kelius, stebėkim, kad jie nevažiuotų į vidų, kad liktų kiek įmanoma pasukti į kambario kraštus. Kad pėda liktų prispausta tiek vidinėje, tiek išorinėje savo dalyje, tiek pirštai, tiek kūnai. Jeigu kvėpavimas padažnėjo,
Pabandykim jį sulėtinti patys sąmoningai. Liekame plačioje ir spirapliavimas. Kvėpuokim. Pečiai nuleisti, kaklas ilgas, viršugalvių tempiamės aukštyn. Bandom pačiam žemiausiam taške. Keliai tvirti iš šonus, nesuvažiuoja į vidų. Dešinės kulnas kyla. Tęsiam. Kairys kulnas kyla, dešinės leidžiasi. Ant kuo aukštesnio pusparčio, kuo aukščiau kulną pakeliam. Dešinys. Dabar, kai darom šitą pratimą, nesvyram į priekį. Mūsų pečiai lieka virš kulnų dubuo, lieka pastumtas į priekį kairys. Dar po vieną kartą, dešinys. Laisvas kvėpavimas, kairys. Dabar 10 kartų abu kulnai į viršų, į viršų. Kvėpuokim. Dar 5. Liko 3. Dar 2. Paskutinį liekam viršuje ir dar 20 sekundžių. Bandom išlaikyti kulnus pakeltus, paspirapliuoti žemyn. 10. Ir laikom. Sėdime žemyn. 3, 2, 1. Ištiesiam kojas. Suveskime jas šiek tiek arčiau viena kitos. Ir papurtam. Užlenkim žemyn vieną pėdą. Užlenkim žemyn kitą. Dabar atsistojam vėl plačiau. Tačiau šiek tiek siauriau negu praeitą kartą. Pėdas pasuktos į šonus. Lenkiam žemyn delnai kartu. Kylam. Dabar tikslas. Kiek įmanoma stumti sėdmenis atgal. Pėdas maždaug kilimėlio kraštuose. Ir dabar pečiai gali svirti į priekį. Atgal. Kai kelius lenkiam, pastebėkim, kad mūsų svoris kūno pakankamai stipriai pereina ant kulno. Taip užtikrinsim, kad mūsų sėdmenis keliaus atgal. Liekame pačiai ir intensyvus judesiai. Kelias į vidų, išorę, į vidų, išorę. Po 20 sekundžių pradedam intensyviai jausti šitą pratimą. Kvėpuojam. Kas gali, dar delną spaudžia į delną, įsijungia rankų ir krūtinės raumenis. Gerai, pusė minutės. Dar intensyviai kelią į vidų, išorę, į vidų, išorę. 20 sekundžių. 15. Dar truputėlį 10. Laisvas gilus kvėpavimas. 5, 4, 3, 2, 1. Kylame. Vėl suvedam kojas siauriau. Papurtom. Paspaudžiam žemyn vieną pėdą. Spaudžiam žemyn kitą. Šiek tiek pasitempsim. Pasisukam šonu. Pirmyn dešinė koja. Atgal kairė. Abu klubai pasukti pirmyn. Delnai. Ant priekinės šlaunies, abi pėdos tiesos, kojos taip pat. Ir pradeda slysti žemyn. Kiek pasiekim, kol nugara lieka tiesi. Jeigu išeina, rankos ant kilimėlio, jeigu ne, abiem rankom apsikabinam blauzdą, šlaunį. Kiekvienas ten, kur pasiekim. Ir tada su iškvėpimu pradedam spausti žemyn pilvą, krūtinę ir kaktą. Su iškvėpimu gilinam. Kelios akimirkos. Kylame į viršų. Apkeisim priekyje kairė koja. Gali dešinė, abi pėdos tiesiai, abi kojas tiesios. Delnai ant priekinės šlaunies iš kelio. Ir po truputėlį pradedam svirti, žemyn slysta delnai. Nugara tiesi. Kai nugara pradeda gaubti, sustokim. Apsikabinkim toj vietoj koją ir pradėkim traukti žemyn pilvą. Kas pasiekia, rankos ant kilimėlio. Ir pilvą klijuojant, tada savaime leidžiasi ir krūtinė, ir paskui ją kakta. Kelios akimirkos. Ir kylam į viršų. Kojas papurtam. Taip, liekame kilimėlio pradžioje.
Atgal reikia koją, keletas įtūpstų čia. Rankos ant juosmens, abu kūnai pasukti pirmyn. Ir dabar tikslas išlaikyti pečius virš klubų. Lenkiam kelius ir abu keliai lenkiasi arti stataus kampo tiek galinis, nelieka galinė koja tiesi. Ir darom keletą įtūpstų. Kvėpuokim, pečiai nuleisti, dar 5. Liko 3. 2. Paskutinis, prijungiam spyruokliavimą. Gilus kvėpavimas. Gerai. Dar 20 sekundžių. Ir pratimą pakeisim. 15. 10. Pečiai nuleisti, kaklas ilgas. 5, 4, 3, 2, 1. Pasvyram į priekį. Visas svoris ant priekinės kojos. Galinė kyla į viršų ir leidžiasi. Į viršų, leidžiasi. Kai galinė pėda atremiam piršto galus, nebepernešam svorio ant galinės kojos. Dar 1. Liekam viršuje, koja tiesi ir prijungiam spyruokliavimą. Delnai ant priekinės šlaunies. Žiūrim priešai save, žemyn į grindis, maždaug žvilgsnis keliauja toliau negu mūsų kilimėlis. 20 sekundžių. 15. Pabandom koją išlaikyti. 10. Paleiskime rankas ir rankos keliauja tolyn prie ausų laiko. 5, 4, 3, 2, 1. Rankos grįžta per šonus. Pakilame. Kelias akimirkas atsikvepiam. Vėl pėdas kartu. Atgal dešinė koja. Abi kojos tiesios, abi pėdos pasuktos tiesiai. Abu klubai pasukti į priekį. Ir vėl keletas įtūpstų. Kvėpuojam. Žvilgsnis priešais mus. Dar 5. Liko 3. Gerai. Prijungiam spyruokliavimą pusę minutės. Kai pradedam spyruokliuoti, stebėkim, kad nesvirtumėm pečiais į priekį, nes tada išsitiesime galinę koją. Priekinė pėda tvirtai prispausta. 20 sekundžių. Paskutinės 10. Gerai. 3, 2, 1. Pasvyrame pirmyn, rankos ant priekinės šlaunies. Visas svoris perverstas ant priekinės kojas ir galinė kyla, leidžiasi. Kyla. Dar 3, 2. Koja lieka viršuje ir prijungiam spyruokliavimą pusę minutės. Stengiamės išlaikyti tiesią nugarą, tarminė koja tvirta, sulenkta, pėda pilnai prispausta. 20 sekundžių. Kad būtų lengviau laikyti pusiausvyrą, viena pagrindinių taisyklių yra dėmesio koncentravimas. Žiūrim į vieną tašką, geriausia nejudinti. 10 sekundžių, rankos tolyn ir į priekį. Palaikom. Koja tempiamės tolyn, nugara tiesi. 5, 4, 3, 2, 1. Grąžiname rankas ir kojas papurtom. Nusileiskim žemyn ant kilimėlio. Šiek tiek atsikvėpsim, tuo pačiu pratempsim kojas. Iškvepiam. Sudedam pėdas kartu. Ir šiek tiek keliais paspyruokliuojam žemyn. Paspauskime abiem delnais kelius ir pasvirkim į priekį tiek, kiek norisi. Kuo labiau pasvirsim žemyn, tuo intensyviau tempsis kojas. Jeigu pratimo metu labai pagreitėjo kvėpavimas, vėl pasistengim patys pradėti kvėpuoti ramiau ir lėčiau. Lėtas gilus įkvėpimas, iškvėpimas. Gerai, kairė koja lieka sulenkta,
Dešinę ištiesiam. Tada kairę pėdą įstatom į dešinės šlaunies vidinę dalį. Pirštai dešinės kojos į viršų, rankos priešais mus ir leidžiame žemyn. Kas gali, koja aktyvi, pirštai žiūri lubas, koja tiesi, nesilenkia. Kas gali, pasideda alkūnes, tačiau nėra būtina. Galime laikytis rankomis ir pasvirti tiek, kiek išeina. Stengiamės leisti žemyn ne kakta, kakta keliauja paskutinė. Iš pradžių pilvas, tada krūtinė ir tik tada kakta. Ir po truputėlį bandom dar šiek tiek žemiau nusileisti. Stebėkim, kad abu sėdmenys išliktų prispausti, kad koja nesilenktų. Pėdą tempiame tolyn į sieną, koja aktyvi. Dar kartelį, jeigu reikia, lėtinam kvėpavimą. Kylame į viršų ir apkeiskim. Ištiesim kairę koją, dešinę įsistatom į kojas linkį, pėdą pasitempim tolyn, pirštai lubas, įkvepiam ir su iškvepimu leidžiame žemyn. Kiekvienas susiraskite patogią poziciją, gali rankos būti ištiestos, galim leisti žemyn alkūnes, tada bandyti pilnai guldyti pilvą ir tada kaktą. Dar 10 sekundžių. Kvėpuojam, svarbiausia gilus kvėpavimas. 5, koja tiesiam, jeigu labai lenkiasi koja, galim vieną ranką paspausti šlaunį žemyn. 3, 2, 1. Grįžtame. Ir pasisukam šoną, susikabinam šlaunis, išgulėm nugarą ir vieną slankstelių po kito nuojos mes leidžiame žemyn. Kelias akimirkas pabūkim kelius pritraukę ir šonus pasibuokim. Padėkime rankas šalia šlaunų, delnus tvirtai prispauskim ir kojas ištieskime. Suspauskim pilvą, pilvas tvirtai suimtas. Kuo tvirčiau suspausim pilvą, tuo labiau saugosim nugarą. Ir leidžiam žemyn kojas tol, kol neskauda nugaros apačios ir kol pakankamai lengvai jas galima pakelti į viršų. Leidžiam žemyn ir grįžtam. Jeigu yra daug diskomforto ties juosmeniu, leiskim kojas vos ir kelkim, arba leiskim kojas sulenktas stačiu kampu, lengvesnis variantas. Stebėkim savo pojūčius, ypatingai dirbdami su pilvo pratimais, stebėkim pojūčius ties nugaros apačia. Neturi būti jokio skausmo, jokio nemalonaus jausmo. Padarykime dar 5, 4, 3, 2 ir paskutinį kartą palaikysim. Kojas lieka, laikom, kas gali, pakelia galvą, žiūrime savo pėdas, atkeliam pečius ir delnais tempiamės pirmyn 10 sekundžių. 3, 2, 1. Apkabinam kelius. Galva leidžiasi ant kilimėlio, iš šonus pasibuokim. Gerai, rankas lieka. Kojas pastumam sulenktas stačiu kampu. Atkyla galva ir tada rankomis atsirinam už galvos. Alkūnės. Patirtos aukštynį, lubas neatidarom pilnai į šonus ir neprispaudžiam prie veido. Raskim tarpinį variantą. Ir dabar leidžiam žemyn, sulenktas stačiu kampu kojas. Leidžiam ir keliam į viršų. Pilvas yra suspaustas kiek tik galim esam pasitempę artyn prie kojų. Dar 5 ir truputį pasunkinsim. Jeigu norit, galėsit likti prie šito varianto. 2. Dar 1. Kojas tiesiam, lenkiam. Tiesiam, lenkiam. Kuo kojas bus pastumtos tiesios arčiau kilimėlio, to bus sunkiau. Kuo labiau į viršų, tuo lengviau. 10 sekundžių. Kvėpuokim. 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. Leidžiame žemyn, kojas apkabinam. Gerai, įkvėpkim, iškvėpkim. Rankos už galvos.
pakylam į viršų. Ištiesiam kojas ir dabar su iškvėpimu dešinė artyn prie mūsų, kairė artyn prie kilimėlio, įkvėpiam grįžtam. Pusę minutės. Galvą prisilaikom rankomis, pilvas suspaustas. Kvėpuojam 15 sekundžių. Svarbiausia, laisvas gilus kvėpavimas 10. 5, 4, 3, 2, 1. Apkabinam kilmes. Šiek tiek iš šonus pasibuojam. Kvėpkim, iškvėpkim. Dar kartelį gilus įkvėpimas. Pastatom pėdas klubų plotyje. Kulnai arti mūsų, kad pirštų galiukais galėtumėm juos pasiekti. Keliai, pėdos ir klubai viename plotyje. Delnais atsistumiam ir į viršų pakeliam dubenį. Pilvas suspaustas, kiek galim aukštai pakeliam dubenį. Galim likti taip ir priimti spyruokliavimą, arba dešinę koją galim iškryžiuoti ant kairės ir tęsti. Lengvesnis variantas, kai abi kojos padėtos ant kilimėlio, sunkesnis, kai dešinė pakelta ir iškryžiuota ant kairės. Kai koją iškryžiuojam, pažiūrėkim, kad dešinės klubas nenusileistų žemyn. Klubas turi būti pakeltas į kairę klubo aukštį. Dar 20 sekundžių ir kojas apkeisim. Kas laiko abi kojas padėtas ant kilimėlio, tai tęsia toliau be pertraukos. 10. Pilvas suspaustas, dešinis klubas nesileidžia. Apkeičiam, pakeliam klubus, išlaikom jas viename aukštį ir kryžiuojam kairę. Pusę minutės. Tai 20 sekundžių. Užlaikom kvėpavimus, jeigu reikia pasilengvinti, leidžiame žemyn, jeigu reikia pasisunkinti, koją pakeliam. Paskutinės 10 laiko. Stengiamės kairį klubą stumtelti į viršų, kad jie liktų viename aukštyje. 3, 2, 1. Leidžiame žemyn, kelius pritraukiam. Iš šonus pasibuokim ir pabūkim keletą akimirkų. Vieną po kitos ištieskim kojas. Ištieskim rankas ir su įkvėpimu pilnai išsitempiam. Su iškvėpimu atsipalaiduojam. Gilus įkvėpimas, pėdas patempiam tolyn, iškvėpiam, paleidžiam. Dar kartelį. Kvėpkim ir paleidžiam. Jeigu norime, galime likti šiek tiek ilgiau, pabūti atsipalaidavimo pozicijoje. Arba galim sulenkti vieną koją po kitos, patraukti rankas, pasisukti iš šonų, atsistumti delnais ir kojas sukryžiuoti. Delnai ant kelių, porą įkvėpimų, krūtinė keliauja pirmyn, alkūnės prie šonų, mentis atgal ir iškvėpiam nugarą išgaubtą. Svyram atgal. Įkvėpiam, iškvėpiam. Dar kartą. Įkvėpkim ir iškvėpkim. Nugarą patiesinam ir porą gilių įkvėpimų, keliant rankas aukštyn. Dar kartą. Ir paskutinės. Delnai kartu paspaudžiam vieną kitą ir atsikvėpiam.